Ir šiandien nusprendžiau vėl daryti vlogą, nes veiksiu kažką, ko dažnai neveikiu. Tai yra išeisiu iš namų. Ir šiandien keliaujame į Kupiškį. Todėl, ką tik biškį mane atjungė mano fotoaparatas, turėtumėte pamatyti gražių vaizdų iš Kupiškio, nes ten yra labai gražu. Nors iš tikrųjų nesu tikra, kur mes važiuosim, tik žinau, kad į Kupiškį. Tai susitiksim vėliau. Labas. Mes jau atvykome, turime čia Faustą, Gretą ir močiutę Eleną. Ir mes vykstame į Rokiškį ir Kupiškį. Į Rokiškį, va, reiškia taip, Kupiškį. taip ir va ten Rokiškį. Štai mes atvykome į Palavinėlės, bažnyčios kapus. Nežinau, ką čia šneku. Tenai apačioj. Tai gerai, einame dabar vandens paimti, mes visas puošniai apsirengę. Ypač aš. Ypač Fausta. Štai mes keliaujame. Labai gražu. Faustas reakcija. Aš vos neužsiimčiau, čia labai yra pavojinga keliauti, nes labai yra slidūs keliai. Čia aš girdžiu žmonių balsus. O, pietų matau žmonių tenai. Ten yra žmonių! Ten. Ne. Atvažiavam. Va tenai va Juozas bites tvarko. Mums pas medaus. Va čia va viškutė mūsų. Ne mūsų, bet Mes šiandien pešim. Va radija. radija. Diskamis. Labs višta. Aš šiandien pabūsiu Dominikas sesė. Jeigu čia virtuvė. Tai jeigu sugalvoja. Suprantat? Čia buvo Gryčia. Reiškia šeimyna visa. Čia dirba, čia valgo, čia tvarkosi, čia vat, tas pečiukas, o pasikūrena, čia šilta gulė ant to pečiuko žiemą. Labai gerai. O ten toliau jau buvo visokie kambarių, ten tų pečiukų nebuvo. Mano pusės yra. Stancija, ten didelio, kur dabar 3 kambariai, buvo 1 kambarys. Tai tie kolūkimas pertvėrė, būts padarė. Kai mes sugrįžom, buvo mūsų tik šitas. Įleidom mums tik šitą. Čia buvo 1 šeima, antram kambarį 2 šeimos, ten toliau 3 šeimos, 4 šeimos. Įsivaizduoju, kiek šeimų gyveno. Jaunų šeimų su vaikais. Ir kiek metų tam veidrodžiai? Tai aš dabar va, pamačiau, kaip tik tai muziejui rodė va tokį va veidrodį. Ir dabar galvoju, reikėtų man jį konfiskuoti. Šitam veidrodžiui bus kokie 200–300 metų. Ai, va čia da buvo va toks va, šūkom pasidėti. Ir jau tas jau veidrodis neberodo beveik. Jo, šitas yra archinis. Čia tavo mamos, iš mamos pusės, ne? Oi, atsargiai čia spastai. Gerai, einam iš čia labai daug Va šitą lapsų. kėdę irgi yra muziejinė. Muziejui tik tai tokios kėdės yra. Irgi reiškia čia senų prosenelių. Į tas veidrodis tą kėdę. Va čia daug gerų dalykų yra. Į Sibirą nuvažiavo ir parvažiavo. Koks tai Japonas? Čia Juozas Dripstas šiandien žiūri. Kur tie pliušiai? Varti. Tai kur jis yra? Mes esame klėtyje. Čia irgi labai daug antikvarinių dalykų. Mašinų. Labai kvepia. Ir labai kvepia. Pasakykit palinkėjimą savo. Pažiūrėk, čia šienas viršui. Virš tavęs. Einam triušių. Turim vieną. O, kirvukas. Pakapokime malkutes. Ir nufutkim. Su kirve? Mes esame prie kur? Kažkokio vandens, kuris... Prie Kupiškio marių ir girdim, kaip močiutė rėkauja su Juozu. Šnekėdama. Taip. Nesimato. Bet to mažiuką Oi, juodą. nepergriuk močiutė. Ir didelį. Oi, laba diena. Ateikit žiūrėkit, čia Laba diena. Tik reikia atsargiai, kad jie nepabėgtų. Nepabėgtų, čia neis. Laba diena. nėra. Labas. Čia ne žiūrkė? Ne, čia trišiukas kūdikis. Reikia čia. Labas. Labas. Patupės, tie pats Labas. jie ateina valgys prašyti. Ateina baltukas. Oi, ateik čia Nigerį.
Nebesimato, nei gerai. Va, o Дед Dieve. Мазай зайцы. A kiek jūsų daug čia? Ну, заяц, ну погоди. O Dieve, kaip jūsų nasytės dirba. Iš mamos valgyt ieškai. Pabandyk. Bet tai baltukas tik vienas čia, visi nigeriai. Bet čia taip kaip per, žinai, kaip siūlo filmą. Taip, eini ir taip nieko nėra, taip pradeda lakstyti tolumoj. Valgo 3 kudakėliai. Kupiškio miestas. Ilgas, nutiestas. Ir taip toliau. Mes einame į Kupiškio muziejų ir ten pažiūrėsime dalykus. Ta muziejų rodė per Naisių vasarą. O šitą namuose mažoji. A ko nenori su mum važiuoti? Galėtų važiuoti, nu. Smagiau būtų. Tegu būna. Ai, nu tikrai atvarykite važiuoti. Gerai varom, ne? Ai, da Dina reikia pabučiuoti. Mes esam čili pizza, Ką užsisakėt? pizza su Coca-Cola. Ir jūs tą patį, abi? Lygiai tą patį? Studentai. Absoliutuot pas nenori. Tai ne studentė, dar Fausta. Kaip tu valgysi tą pizzą? O ką tu užsisakei? Kokią tu valgysi pizzą? Tokia pati diena. Studentų. Aš tai užsisakiau vištienos kažkokių ten kepsnelių ar kažko. Nem. Skanu. Visiems. Pabulgiam. Ar skanu buvo? Ar skanu buvo, Greta? Vaikai. Ką? Skanu buvo? Skanu buvo, močiutė. Škanu buvo. Važiuojam namo, važiuojam namo. Aš tikrai dabar galvoju, kad tik namo. Kačiukas. Kas tavo balsui? Labą dieną, kačiukai. Pasiroko. Kačiukas. Nu tikrai keistas tavo balsas, gal matuoja. Kačiuk, tau kaip reiks triškanytis išvalyti, kai viskas bus pasidėta. Myliu tave, kačiukai, mano meilė tu. Tai atrodo, kad meldėsi kalbu. Mes buvom maudytis ir daugiau nieko gero neveikiam, todėl čia ir pabaigsiu šios dienos vlogą. Buvo smagi ganėtinai diena ir pasakykime visi sudie. Atėjom. Čiau.